Alio, automobilio estetikos mėgėjai, sveiki, įsijungia per juodosius veidrodžius dar vieną mobilių rankų epizodą, kuriame poliruosiu kaulą. Vieni detalizuotojai vartodami žodį kaulas bando pasakyti rezultato kokybę kaip neva labai gerą, bet mano žodyne kaulas reiškia kietą laką, o kokybiškai atliktą darbą reikštų žodis ledas. O kaip pas jūs? Kaip jūs vadinate kietą laką ir kokybiškai atliktą darbą? Prašau, pakomentuokite, labai įdomu palyginti žargonus. Na, o kalbant apie lakus, jų būna keletos tipų. Įprastas lakas, kurio dengti didžioji dalis automobilių, vieno sluoksnio lakas, kuris maišomas kartu su dažais dar kitaip vadinamu akrilu, matinis lakas ir keraminis lakas. Iš šių lakų pats kiečiausias būtų keraminis. Kaip ir maniau, kad ši Alfa Romeo bus dengta keraminiu. Pagal Google ši nėra dengta keraminiu laku, bet, sakyčiau, tikrai arti to. Na, grįžtant prie šio kaulo, pradėkime nuo minkščiausios automobilio vietos, tai Piano Black Shadow Line apdailos detalių, kurio pati minkščiausia buvo vieta ant šio automobilio. Tai pradėkime darbus, greitai parodau maždaug, kaip galima išgauti kokį rezultatą ir prieš rezultatą reiktų. Tai va, kai apsiklijuojam, svarbu yra būtinai pakavoti tą tarpą tarp gumos ir plastiko, kad neprilystų ten mum pastos ir negali per daug lipti ant plastiko, nes tada, kai poliravimo diskas sukasi, jisai velia lipnios juostos klijus. Esat kas, jeigu poliruojat, pastebit, kai su skudriuku valot, prisivelia tokių klijų. Tie klijai mum irgi neprideda naudos poliravime, mum jų nereikia. Čia jau toks ant ribos tarpelis toksai, bet dar, žodžiu, pasikavot reikia tą tarpą, kuo mažiau pastos bus valyti vėliau. Tai va, 2 etapai, kieta kempinė, pati kiečiausia rinkoje, ne savo savybėm, bet struktūra. Bet ir kieta iš tikrųjų. Testuoju naują pastą, labai maloniai kvepianti, jogurtų tokiu. Gerai skuta, tikrai. Buteliukas tik minusas, kad tas turi kamštelį, kurį gali pamesti, o nėra to čiks, čia geresnis kamštelis. O finišuoju su Sonaxu. Tai testuoju šitą ir manau bandysiu patestuoti paskui finišinį DBL, nes tikrai visai nieko šitas. O antrą etapą vidutinių kietumo padų naudoju, čia vakarinis, bet vidutinis kietumas visur daugmaž vienodas. Geriau išima plastikė esančias rotoriaus hologramas, tai ekscentrika, rotorius, ekscentrika, 2 skirtingi pastų kietumai, 2 skirtingi padų kietumai. Nu, tokie įbrėžimai gausiai. Na tai ką, aš čia vat su rotorium paskutau, manydamas, kad išimsiu, nors matęs puikiai, kad neišimsiu, bet, mėgstu taip paeksperimentuoti su pastom ir padais. Tai visai nieko, bet netenkina nei manęs, nei kliento. Bus puikiai proga išbandyti šveitimo aparačiuką, kurį nesenai nusipirkau. Pasižiūrim. Taip, su šveitimo aparatais, matot, yra kas? Yra backing plate'as, jis yra kietas. Mums dirbti su laku reikia, kad jis būtų minkštas. Tam galima naudoti Abralomo. Mirkos tokie padai būna specialūs, jie turi tokį paminkštinimą, tai tokiu atveju gerai, tada galima naudoti. Bet jeigu naudoja tuos plonuosius šveitimo popieriukus, jums būtinas įrankis turi būti toks tarppadis. Tokį tarppadį turit nusipirkti, yra jų pirkti, rasite, jeigu reikia parašykit, pasakysiu, kur rasti. Kaip matot, šis tarppadis ant didesnio pado. Čia yra 125 ir Lietuvoje sunku yra rasti 125 šveitimo popieriukų, bet man pavyko. Tai čia užsidėjau 2000, Taip, akumuliatorius.
Ir 2000 bus pradžia, ne 1000, ne 1,5, užteks 2000. Čia reiktų biškį šlapiai pavaryti. Prisidrakinu padą. Šlapiai. Ir pasivalom, pasižiūrim. Įbrėžimą nuėmėm. Matas, kad nebėra įbrėžimo, dabar reikia užpoliruoti. Tai šį galima būtų dar 3000 susidėti, kad išimtumėm 2000 padarytus įbrėžimus, įdreskimus. Tada palengvintų mum poliravimą. Tai užsidedu dar 3000. Viskas. Įsidedam ir eisim poliruoti. Prieš poliruojant, nusivalom tą. Ir tikėsimės, kad neprašvytėm, nes čia plastikas, ant plastiko yra sunku išsimatuoti dažų storį. Tai yra sunku pasakyti, kiek, tai turit labai jausti su plastiku dirbdami, kada gana. Neskubu, kad neprisitaškyčiau produkto, pasiskirstau biškių plačiau, nes matau, kad šiek tiek būtų tokiai zonai per mažai, per daug produkto, tai dabar spaudžiu gazą, bet žinokit, pirmų bėgių. Kraštą žiūrim, nelipam ant kantos, pasukam mašinėlę kiek reikia, kampu šiek tiek, kad vėdintųsi padas. Stebim aną kraštą, kad neužliptumėm, kur nereikia. Stebim paviršių, kaista, nekaista, šilta, gerai, tinka, nekaršta. Užbaigiam kitur pastą. Išdirbam. Tuo pačiu leidžiam atvėsti tai detalį, kurią kaitinom. Nes čia dabar dirbu. Ir nueinu, atvėsindamas tą detalę. Tada aš vėl prie jos sugrįšiu. Ir tai yra svarbi detalė, dirbant su rotorium technikoj. Biškį pagreitinsiu. Jo, kaista labiau dabar, nes greitis visai kitas. Pasivalom, pasižiūrim, ką turim. Nu, daug geriau. Detalė. Net nebekrenta taip labai akis, bet yra. Yra, čia matos, matau, bet žinokit, jau geriau aš paliksiu tą likutį, negu tą laką skusiu ir pašalinsiu. Nes po 3 metų, 5 ant tiesioginės saulės spindulių arba dar kažkas susimanys populiaruoti lako. Aš visada balsuoju už tai, kad padarykit geriausią atveją, išlaikydami kuo daugiau lako. Tai dabar aš jo net nepastebiu to įbrėžimo, taip eidamas, žvalgydamasis. Bet iš prie pat prilindus, tai tikrai galima šiek tiek pastebėti, kad jo yra. Bet tik tais prilindus, tai niekas čia nelandžias. Svarbu, išlaikykim laką, lakas yra dažų apsauga. Tai va, nu ką, čia va matas yra 2 tokie tikrai gilesni brėžimai, prie kurių netgi nagas kliūna. Čia nei rotorium, nei ekscentrika, aš vargsiu, kol išimsiu. Tai va, įmam švietimo mašinėlę tokiam bajeriukui, galima būtų ten ir su ranka, bet kadangi nesenai nusipirkau šį įrenginį, noriu dar jį testuoti, žiūrėti, kaip jis dirba. Tai einam, pasišveitsim su mašinėlė. Nes pati kanta, jinai biškį mažiau turi lako, labai lengva prašveisti yra, tai geriau mašinėlę ne taip leisti, kažkaip stengtis. Vos ir geriau pirštais dasibaigti prie pat krašto.
Tai va pakėlus, taip va. Matas. Turi žaist plokštumom. Nežinau, ar matot, bet aš va ant toj grįžimo taip va užeinu. Ne taip stoviu, bet taip užeinu. Ir aš neliečiu, matot. Neliečiu pačią kraštą, bet įbrėžimą paveikiu. Pažiai, dirba mašinėlė labai fainai. Antras bėgis iš 4. Šveičia smagiai. Taip, pasikeisim 3000. Velcro koks stiprus. Kaip ir gerai, kaip ir nieko gero, nes labai išsitampa paskui kaip kiaušiniai, matot, pasidaro tie padai. Šiaip tie padukai nėra skirti tipo su vandeniu, bet mano praktikoje jie smagiau dirba su vandenuku. Nu, matot, matinis toks paviršius, dar įbrėžimą čiučiut galima įžiūrėti, bet aš nenoriu per daug to lako čia nuimti. Nes nebūtina taip plačiai braukyti, galima būtų tik tas vietas gal daugiau pašveisti. Dar matau aš juos, bet žinot, reikia palikti poliravimo etapui dar juos paimti. Aš geriau juos ne visiškai šalinu, bet labai gerai išdirbu, kad jie nebesimatytų. Tas matot, biškai ryškiau net matos. Čia reikia visą rankytę dar prieiti prie jo. Tas toks irgi dar matos. Žodžiu, dar pašveiskim biškai. Na, ir dabar užsidėsiu ant rotoriaus mažesnę pleitą ir ieškosiu kailiuko mažo, kurio dar paskusiu aš tą įbrėžimą. Tai gal šitą vakarinę pasimsim. Norėčiau biškį šviežesnę kažkokią. Nu gerai. Šito gerai, nes šį yra fleksija. Tas varudas, intarpas, yra toks, kad jisai minkštas. Tai reiškia, kad jisai labai gerai prisitaikys prie išlinkimo, matot. Būna oranžinis intarpas, jie yra kietesni, jie dar agresyvesni, geriau skuta, bet mažiau prisitaiko prie išlinkimų. Tai tą atkreipkit dėmesį. Pasiemam Heavy Cut pastą ir savo mašinėlę. Dabar, kadangi dirbsiu maža pleitų, aš iš karto išsivalau padą. Parų padą pasidedam. Ramia galva. Dedam mažesnį. Kadangi ką tik paimtas kailis, reikia jį prigirdyti, kad nebūtų sausų vilnas tų kraštų, kurie mums liptų ant kraštų ir pradegintų ar kažkiek sužeistų. Aišku, čia bus gausiai vėl, tai aš išdirbsiu visą tavo plotelį, nes pastos įsidėjau ne tiek, kiek per daug, bet kadangi man reikia jos tiek. Turiu dabar plačiau pasiskirstyti. Vietų bėgių, pavara. Matom. Gal negi parankenėlę kažkiek, paskusim ją. Nu va, nebesitaško, matot. Pasta. Dabar reikia mums ją išdirbinėti. Matot, baltą. Dabar dirbsim tol, kol bus permatoma.
Šitą detalę galėčiau didesniu padu dirbti. Nu, matot, čia jau vaizdas tampa per matomas. Jau dabar vyksta pats geriausias poliravimo pikas. Kai padas nebeslysta kaip ir muila ir su sausesne pada grebia laką kartu su savim. Ir taip braunasi į laką. O dabar yra pats pikas. Negalėčiau dabar sustoti ir valytis pastos, nes vyksta geriausias poliravimo momentas. Tai yra įbrėžimo šalinimo momentas. Bet jau galime pereiti prie kitos detalės, nes čia jau temperatūra biškį užkilo, bet negausiai, nestipriai, nes mano apsukas vos pirmas bėgis. Aš tikrai dabar dirbu iš tikrųjų 900 apsisukimų per minutę, o čia yra mano apsukas sužymėtas. Tai nėra ta tradicinė bulgarkė, jinai lėtesnė, bet labai puikiai apskaičiuotas apsukas dirbti su rotorium saugiai ir efektyviai. Pasitikrinkit karts nuo karto, ar temperatūra nesukilo. Temperatūra įtakoja. Nu, užėjom dabar ant tų įbrėžimų, aš juos biškį taip pamedžiuosiu. Pabuvęs ant jų kiek ilgiau. Stenkitės neperkaitinti, pasitikrinkit, tada žinosit, kiek laiko galite ant juos svečiuotis. Viskas gerai. Tarp tų dviejų palakstykim. Na ką, norėjau tokį lengvą. Žodžiu, šitas vaizdas, kurį matėte, yra išsaugoti laką ir paslėpti tos įbrėžimus. Kaip pasakyti, jie nebe tokie ryškus, nebe tokie balti, bet vis dar aiškiai matomi iš tikrųjų, nesu aš patenkintas tokiu rezultatu. Reikėtų iš tikrųjų tokius įbrėžimus šalinti 1500, netgi galima būtų 1000 paimti, su 1000 pašveis, tada 1,5, 2, 3 ir tada kailis. Bet einam pasimatuosim, kiek čia to lako yra, jo likutį ir žinosim, ar turim dar vietos tą laką mes apdirbti. Nes čia detailingė labai svarbu yra ta sauga, kaip pasakyti, atsarga, gėdos tikrai detailingė nedaro. Pasimatuosim tuoj lako storį. Pažiūrim dabar toj vietoj, kiek yra. Kiek čia. Na, žodžiu, kaip matėt, 120, 100 mikronų. Tai kaip ir dar galima būtų pažaisti švitrimo popieriukais ir poliravimo. Tai gal ir pažaiskim šiek tiek, nes jie labai jau krenta į akis. Tai žodžiu, mano 1000 popieriukas yra 150, bet aš vis tiek dedu, reikėtų apsikirpti gal geriau. Bet sukamės iš padėties, neturiu aš 1000 tokio mažo diametro ir Lietuvoje yra sunku rasti 125 šveitimo popieriukų. Visur yra standartas Lietuvoje 150 padai šveitimui. Poliravimai tai visokių yra, bet šveitimui tai sunkiau. Viskas išvarat? Gerai, kebrytė, davai, aš jau užrakinsiu viską, dar pasidarbuosiu. Davai. Tai einam su štukytė. Čia jau rizikytė, čia jau atsargiai, čia jau nebe jokai su štukytė. Neįsijauskit, įsižiūrėkit ir bėgį sumažinkim. Pirma. Viskas, štukytės užteks. Žinokit, labai ima jinai.
Dabar dar nepamirškim, kad su 2000 imsim. Tai reikia ir jam. Ai, čia su abiem 3000 variau, dėl to man nebuvo to efekto. Su 3000 šveičiau, manydamas, kad su 2000 šveičiu. Aišku, mėlis. Nesakau, 2000 turėjo paimti kažkiek. Nepaėmė. Tai va, šitose vietose reikia eiti atsargiai su šveitimais. Viskas 2000 irgi gana, neįsijauskit. Geriau laiku sustoti, negu vėliau upsi daisy. Dabar įmam 3000, galima būtų iš tikrųjų su tam tikrais pastos pado kombinacijom išimti 2000. Bet jeigu yra galimybė greitai prasibėgti su 3000, prasibėkim. Taip, tikiuosi, čia viskas bus gerai. Matot, biški skaidrėja vietom. Čia, kur buvo šiek tiek matos, va čia su 1000 gal paimtas kampas. Nu, čia atsargiai labai reikia, jau čia aš daug nenoriu. 3000 nėra taip grubus, su juo galima šiek tiek ilgiau pasidarbuoti ir jisai pašalina 1000 ir 2000 popieriaus tas žymes, nes jeigu nepašalinsit tų žymių, gali būti sunku su vilna ar su kieta kempinė išdirbti šveitimo žymės. Dėl to aš vis tiek su 3000 prieinu, bet jau ilgiau padirbu. Nu, šį kartą mažiau pastos, nes padas jau yra prisigėręs produkto, tai dabar tiesiog tiek, kiek reikia tam gabaliuk. Ir mums dabar reikia žiūrėti šveitimo žymės, suprantat? Ir aš jų čia matau. O dabar, vat, ką mes darom, nežinau, kaip matot, bet yra va šveitimo žymių tokių makaronų. Mes dabar šalinam su vilna tas va šveitimo žymės. Ir va iš tikrųjų čia va man pritrūko 2-3 tūkstančių su popieriuku, bet aš kadangi biški bijau čia, dėl to dabar liko, kas liko, matot. Ir jeigu dar būčiau čia geriau pasidarbavęs 2-3 tūkstančiais, čia yra 1000, va, tie reikalai likę, reikėjo man juos geriau biški, atidžiau. Bet nesimata, kai viskas matinis paviršius. Šiaip su vilna dabar čia kokius 2-3 pakartojimus darant išsijimto, bet iš tikrųjų geriau grįžti atgal į tos 2000 ir su tais 2000 išsijimti tas nesąmonės 1000 popieriaus. Tai va, taip ir dirbi, žinai, žiūri į paviršių ir su juo bendrauja. Kito kelio nėra. Nes užsimerkęs dirbsi, rezultato nebus. Čia dar šlapia. Gerai. Žodžiu, toj padarau, parodau. Nu, tai va, aš ten su 2000 vėl pakartojau. Dabar dar dėl šventos ramybės pasiemu 3000, bet jau rankui ir va prie pat krašto jau taip abraukau. Ne? Kad tiesiog neprašveišiu aš tos kantelės. Su mašinėlė gali būti per stipru prie pat kantos. Tai vėlgi padukas šlapias. Žodžiu, rankytė su 3000, 2000 popieriuką liukutį. Pabraukau. Nu ir viskas. Imu mašinėlę. Per sausą. Pastelę susimetam.
Trečias bėgis. Tai bus 1200 apsukų per minutę. Per greitai nenoriu, nes nesuvaldysiu ant tokio mažo ploto. Matot, mažu plotu dirbu. Mano greitis turi irgi atsižvelgti tą plotą. Jeigu būtų didesnis plotas, galėčiau greičiau sukti. Žodžiu, judinu tą mašinėlę, prie pat krašto atsargiai prasieinu. Žiūrim, niekas čia nekaista, nes ir greitis nedidelis, ir rankų darbas geras. Svarbu man dabar išimtas švietimo žymės. Ir prie pat krašto aš jų matau. Taip, pasižiūrim. Jau geriau žymiai. Ir įbrėžimų nebesimato. Bet reikia man kieto paralono. Čia va tą vietą geriau padirbti. Čia dar va švietimo žymės. Matas. Nežinau, ar jūs matot. Nu, va, dabar pakeičiu objektyvą. Daugiau detalių pamatysit. Va čia švietimas žymės, dar su Vilna mažai buvo. Čia va iš pavilnos jau neblogai. Prie pat krašto čiučiut irgi trūksta papoliruoti. Ir čia duobėjai sunku. Ir prieiti, ir baisu šiek tiek, nes neišsilenkia man tiek. Tai tokiu atveju reikėtų imti dar mažesnio diametro vilnelę. Ir čia taip prie pat krašto prieiti. Tai ir padarysim. Einam pasimsim savo numylėtinį rotoriuką. Dėl to tų mašinėlių, jų reikia turėti. Kiekviena mašinėlė sprendžia skirtingą problemėlę. Tai va, kaip matot, kaip gražiai prisitaiko mažas padas tame išlinkime. Ir aš kaip snaiperis galiu prieiti prie pat krašto. Tai tokį mažą rotoriuką irgi čia reikia turėti, dirbant su tokiais vairiais sudėtingesniais automobiliais. Ir štai, visga, išimtos visos švietimo žymės. Puikiai. Iš tos vadobės buvo ir sunkiausia išimti. Ir prie pat krašto. Ir čia biškai pasivalysim. Ai, biškai dar. Čia su kempinė reikia pablizginti patį kraštuką. Man su Vilna nesinori lipti. Nu va, puikiai. Neblogai. Tai po ranką tokį įrankį reikia turėti. Bet dabar man reikia persimesti orbitą. Matot, va, puikus hybridinis įrankis. Išėmiau rotorių, įsistatau orbitą. Čia yra 12 mm žingsnis į šoną. Tai centimetras 2 mm. Tai ir pabandom pafinišuoti. Išimti hologramas, kurių pridariau čia su rotoriuku ir Vilna. Tikrai jų bus, saulei pašvietus pasimatys. Nesu tikras, ar Perfect Finish Sonaxas susitvarkys, bet pažiūrėkim. Aš čia su Vilna daugiau skutau, pamenat, va iki čia. Tai va, toks paskirstymo greitis yra, kad neprisitaškytumėm pastos. Pasiemam kiek reikia, pasiskirstom. Na ir ką, šaunam max greitį. Nu va, tokį rebaliuką galim jau palikti. Biškiai užtrukau, kol išdirbau pastą, bet privalėjau, nes kitu atveju nebūtų to hologramų šalinimo efekto. Hologramas vis dar būtų ten.
Pasižiūrė, kad būtų švari šluostė, suvalom. Vau, kaip blizga. Va, vyba. Va, vyba, kaip saldainis. Ir įbrėžimų nebėra. Pavyko. Pašalinam 2 gilius įbrėžimus. Kaip jums patinka. Pakomentuokit, parašykit bent laiką, užmeskit kažką, wow, kažką, oba, gerai pavarė, šaunuolis. Trūksta man to palaikymo, biški iš jūsų. Matau, žiūrit, mokotės, bet gražos mažai gaunu. Nieko, kad čia virkšlensi tavo. Ką darysi, toks tas garažinių gyvenimėlis. Puikiai. Na ir pasižiūrėkim, kiek mikronų mes čia pašalinam nuo paviršiaus. Čia va buvo tas įbrėžimas. Na štai, turime nežymę, bet apelsino žievelę. Įbrėžimų šalinimo prie tokių sudėtingų vietų. 1500 Zvizerio šveitimo diskelį. Tada dar pripoliravau vilną.